Iš tikrųjų norėčiau pradėti nuo to, įstatymė yra paaiškiai parašyta, grynieji pinigai teisėta atsiskaitimo forma. Taškas. Nėra parašyta, kad tik dalį gali teisėtai atsiskaityti, dalį negali, tai teisėta atsiskaitimo forma. Ir iš tikrųjų, kas atsitiko 22 metais, kai buvusi vyriausybė, konservatorių, priėmė ribojimus grynųjų pinigų. Bet mes puikiai atsimenam, kad jie dar daugiau ribojimų buvo pridėjus, kurie riboja net konstitucinės teisės. Bet jie taip įsismagino, jiems taip patiko, kad tos ribojimus vieną po kito pradėjo daryti. Bet juk, kaip pasakyti, yra paprastas posakis, sekime pinigus. O kam tai naudinga? Tai visi suprantam, naudinga visų pirma tai yra bankom, visam finansų institucijom, kur už kiekvieną tą, kaip sakant, pavedimą, kortelės nuskaitimą ar kitą, už kiekvieną įmamas mokestis. Ir tas mokestis yra didelis. Tai jie labai džiaugiasi tuo metu buvusiais konservatoriais, kad apribojom galimybę atlyginimą gauti grynaisiais pinigais. Dabar verslas turi įnešti grynus pinigus į banko sąskaitą, susimokėti, padaryti pavedimą, žmogus atsiskaitimas su kortelė vėl moka, visi moka. Tada apribojame sumas, kas yra gerai, kas yra blogai. Kažkas nusprendė, kad 5 000 tai jau gerai, o 10 000 galbūt blogai. Bet tai iš tikrųjų vis tiek tikslas tas pats, kuo didesnis bankų pelnas. Bet visi žmonės turim suprasti vieną dalyką. Kai kažkas džiaugiasi, vis daugiau žmonių kortelėmis atsiskaito, telefonais, kitais dalykais, visi turim vieną suprasti, kad tai yra sekimo priemonės. Visi neužmirškim vieną dalyką. Jūs atėjote į parduotuvę, pasiėmėt nuolaidų kortelę ir jūs galvojot, kad labai džiaugiatės, gavot nuolaidą, bet neužmirškit, kad tai, ką neva jūs gaunate nemokamai, nuolaidą, jūs pats tampate preke. Nes tada jūsų duomenis kažkam nutekės, kažkam panaudos, kažkam perduos, ar finale pats būsit parduotas, jūsų visas duomenų paketas. Tai visada reikia atsiminti, kad ta laisvė turi išlikti ir be jokių ribojimų. Ir kitas pavyzdys, mes išgirsime žinią, sutriko banko veikla, sutriko kortelio veikla, sutiko skaitytuvo veikla. Ir tada tik žmonės prisimena, kaip gerai, kad turim grinų ir kaip blogai, kai neturim grinų. Tai Ukrainos situacija ką parodė, kad grinų reikia turėti nuolat. Tik aišku, liūdniausia yra tai, kad dabar tas grinųjų turėjimas tarsi kažkoks šešėlis, kažkokia korupcija, kažkokie visi dalykai, tai yra mitai. Vat įvedė ribojimus ar šešėlio sumažėjo. Nesumažėjo, niekas nepasikeitė, yra tas pats. Tai iš tikrųjų tą grynųjų pinigų ribojimą liūdniausia, kad netgi dabar Seime yra registruotas projektas, kad didinti tą kiekį nuo 5 000 iki 10 000. Ką matome, nėra vyriausybės išvados. Projektas guli stalčiui. Šiandien bus pateikiamas iniciatyva pataravimo referendumui dėl grynųjų pinigų. Ar bus nubalsuota? Man atrodo, kad geriausia atveju pateikimo stadijoje bus nubalsuota, o po to, kaip dažnai atsitinka, netgi galimybę žmonėm patiem nuspręsti referendumą, ar tai būtų šeimos samprata, ar grynųjų pinigų naudojimas, netgi tai bus ribojama žmonėms spręsti patiem. Ir turbūt, kas yra liūdniausia, kad mes net nebenorime suteikti teisės tautai pačiai nuspręsti per referendumą. Kaip pavyzdys, tokia šalis kaip Šveicarija daugelį dalykų netgi referendų pagrindų sprendžia. Ir netgi nesudėtingus valstybės dalykus sprendžia. Bet tai ir yra aukščiausia galimybė, konstitucinė teisė žmonėm patiem nuspręsti, ką jie mano vienu ir kitų klausimų. Tai iš tikrųjų dabar tik pamatysim, kurie politikai slėpsis po visokiais šešėlio argumentais, skaidrumo argumentais, o kurie politikai pasakys aiškiai, leiskim tautai žmonėm nuspręsti patiem, ką daryti su savo pinigais. Tai tikiuosi, kad tai ir vyks.